Kodėl visi sako, dropshippingas yra dead? Tikrai dropshippingas nėra dead, ypatingai organic dropshippingas nėra dead. Čia kaip naujas kažkoks buzzword, tipo dropshipping is dead, ten pradėkit naują kažkokį modelį biznio, ten YouTube automation, čia naujas hypas, blet, naujas trendas. Jūs keiskit mąstymą. Realiai visi biznio modeliai veikia, tiesiog yra trendas. Seniau buvo didelis trendas dropshippingas, dabar yra naujas trendas ten AI kažkas. Tavasme trendai ateina ir išeina, bet biznio modeliai lieka. Mano pažįstami, mano draugai užsiema dropshippingu, pavyzdžiui. Mes uždirbam. Kodėl mes uždirbam? Kodėl kiti neuždirba? Kodėl kiti sako dead dropshippingas? Tokie žmonės lengvai įtikinami yra, kad aš negaliu patikėti. Išgirstat kažkokį čuvaką Miamyje, ten savo penthouse sėdi ir tipo sako, pradėkit šitą biznio modelį. Ir jūs tikit. Nebūkit tokie naivus. E-komercija, jinai niekur nedings. E-komercija kasmet vis auga. Jinai vis auga, jinai vis didėja, vis daugiau žmonių perka internetu, ypatingai Amerikoje. Jūs nebūkit tokie naivus, tikrai niekur nedings šitas biznio modelis. Man ir mano pažįstamiem žiauriai gerai sekas.